Sveiki! Pirmoje mūsų pamokoje mokysimės pasisveikinti ir atsisveikinti angliškai. Susipažinsime su anglų kalbos abėcėle, išmoksime tarti garsus, kurių nėra lietuvių kalboje. Nuo kogi pradėti mokytis anglų kalbos? Pradžiai pasisveikinkime. Manau, kad visi, net niekada nesimokę anglų kalbos, puikiai žinote žodį hello. Labas. Hello. Hello. Kasgi čia prašosi į svečius? Tuoj pažiūrėsim. Come in. Robi, ką tas kamin reiškia? Man kažkaip primena kaminą. Kamin skamba beveik kaip kaminas. Kamin reiškia užeikite. Eime, Bobi, pasikalbėsime su mokytoja. Hello. Sveiki, vyručiai. Hello. Mūsų studentams pristatau veikėjus Robi ir Bobi. Sveiki besimokantieji anglų kalbos. Hello visiems. Maniau, kad moku angliškai, bet po kelionės su Bobiu į Londoną supratau, kad ne. Jo, vos neprisivalgėme gyvačių ir kokių nuotykių patyrėm, todėl nutarėm rimtai imti jauti už ragų. Mokytoja Jolanta, kai jūs paaiškinote žodžius snake gyvatė ir snack užkandis, supratome, kad neteisingai perskaičius žodį, jis įgauna visai kitą prasmę. Tai jau tikrai taip. Šaunu, kad nusprendėte mokytis. Įsitaisykite patogiai ir paklausykite. Aš jūs pamokysiu anglų kalbos pagrindų. Tiek mūsų mokiniai, tiek jūs, vyručiai, frazes kartokite daug kartų, kad įsidėmėtumėte. Tad tęsiu savo pasakojimą. Įprasta pasisveikinimo frazė tokia. Hello, how are you? Sveiki, kaip sekasi? Hello, how are you? Hello, how are you? Kai atsakome, jog jaučiamės gerai, vartokime fine, thank you. Ačiū, gerai. Fine, thank you. Fine, thank you. Ačiū, gerai. Lietuviškai gražiau skamba, kai pradžioje sakome žodį ačiū, o tik po to gerai. Anglų kalboje įprasta sakyti fine, thank you. Gerai, dėkui. Pasisveikinimo frazes mokykitės mintinai. Klausant pamokos keletą kartų, frazės jums įsimins gana lengvai. Tik nepamirškite su audio įrašu jų kartoti mintyse ir garsiai. Hello, how are you? Fine, thank you. Hello, how are you? Fine, thank you. Kai padėkojame, pasakome, kaip jaučiamės, tuomet pasidomime, kaipgi sekasi pašnekovui. Galime naudoti tą patį klausimą, akcentuodami žodį you. How are you? How are you? Hello, how are you? Fine, thank you. How are you? I'm okay, thanks. I am okay, thanks. Reiškia, man viskas gerai. Ačiū. Pradėdama jūs mokyti pasisveikinimo frazių, privalau paaiškinti kai kurių garsų tarimą. Pirmoje pasisveikinimo frazėje girdite du garsus – f ir th. Žodyje fine įprastas lietuvių kalboje garsas f. Tačiau žodyje thank you arba trumpinyje thanks girdite ne garsą f. Tai šveplas garsas th. Th. Thank you. Thanks. Nuo pat pirmų pamokų įdėmiai klausykite ir mokykitės tarimo. Keleto anglų kalbos garsų teks pasimokyti rimčiau, nes tokių garsų lietuvių kalboje nėra. Taigi anglų kalboje yra du garsai, kuriuos reikia švepluoti. Keista, ar ne? Gal net juokinga, nes su mažais vaikais, kurie neištaria garsų, daug dirba ir tėvai, ir logopedai, o čia prašome švepluoti. Na, jei anglai taip šneka, teks ir mums to pasimokyti. Nepamirškite, kad mokotės anglų kalbos ir reikia atsižvelgti į anglų kultūrą, istoriją, papročius bei kitus dalykus.
Tik tada suvoksime, kodėl anglakalbiai šneka taip, o ne kitaip. Supažindinsiu jūs ne tik su anglų kalbos gramatinėmis taisyklėmis, žodynų, frazėmis bei išsireiškimais. Sužinosite įdomių dalykų iš Anglijos kultūros ir istorijos. O dabar grįžkime prie neįprastų garsų, kurių tarimo teks pasimokyti. Jei turite galimybę, atsistokite prie veidrodžio, iškiškite liežuvį ir švelniai prispauskite jį dantimis. Atsargiai, nenusikaskite liežuvio galiuko. Mokomės tarpdantinio garso F. Kaip jau minėjau, tai nėra garsas F, kurį sutinkame ir lietuvių kalboje, tokiuose žodžiuose kaip filmas, formulė. Tai tarp dantų lengvai suspausto liežuvio pozicija ir garsas F. Per susidariusi tarpelį tarp liežuvio ir dantų pūskite orą ir sakykite garsą S. Jums gausis nebe S, o F. F. Svarbi taisyklingo liežuvio ir dantų padėtis. Lūpos šiame procese nedalyvauja. Jei techniškai tai atliksite taip, kaip sakau, tikrai puikiai ištarsite anglišką garsą F. Tad stebėdami save veidrodyje, tarkite F. Liežuvį švelniai prispauskite dantimis ir kartokite paskui mane. F. 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 Svarbiausia, neskubėkite. Geriau mažiau, bet kokybiškai. Kol mokomės, nesiekite greito rezultato ir nenusiminkite, jei iškart nepasiseka. Pasipraktikuosite ir puikiai kalbėsite angliškai, kaip pati Anglijos karalienė. Kodėl tai pasakiau? Nes mes, anglų kalbos mokytojai, jūs mokome literatūrinės British English laikomos pavyzdinė anglų kalbos. Jie kalba Anglijos karalienė, jie kalbėjo Šekspyras. Nors kalbą išmoksite puikiai, nenusigaskite, kad Didžiojoje Britanijoje vietinių gyventojų galite kurį laiką ir nesuprasti. Jie kalba greitakalbę, kalbos akcentas skiriasi. Tačiau po keletos dienų jūsų ausis pripras prie britų tarmės. Jei klausysite BBC radijo, anglų kalbą pradėsite suprasti greičiau. Pradžioje atrodys, jog tai neįmanoma, tačiau viskas įmanoma. Tai reikia didelio noro, motyvacijos išmokti kalbą ir truputėlio pastangų. Tad grįžkime prie garso F. Tarkite jį lėtai, ramiai. Gali liežuvį sukutenti toks tarimas. Nepaliaukite treniruotis. F. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dėkui jums. Žodis you vartojamas tiek norint pasakyti jūs, tiek ir tu. You, tu arba jūs. Thank you. Dėkui tau arba dėkui jums. Thank you. Thank you. Žodis thanks tai thank you trumpinys. Anglų šnekamojoje kalboje yra daug trumpinių. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, jei sakote pilną formą, vartokite thank you. Čia negalima S raidė žodyje thank. Jei žodžio you nesakote, tada galite vartoti thanks. Tik vieną žodį thanks. Tad galimi du variantai. Thank you arba thanks. Nesupainiokite. Thank you, thanks. Dar kartą pasisveikinkime. Hello, how are you? Fine, thank you. How are you? I'm okay, thanks. Pauzių metu kartokite frazę. Hello, how are you? Fine, thank you.
How are you? I am okay. Thanks. Na štai, pasisveikinti jau mokėsite. Tad pats metas susipažinti su anglų kalbos abėcėle. Tie, kurie turite vaikų pradinukų, girdėjote, kaip parėję iš mokyklos, jie smagiai traukia dainelę. A, B, C, D, E, F, G. Dainelė tikrai linksma, tačiau vien padainuoti raides nepakanka. Pabandykite dainuojančią abėcėlę pradinuko paklausinėti raidžių atskirai. Tada pamatysite tikrasias savo atžalos žinias. Išmokti dainuoti abėcėlę – tai ne tas pats, kas mokėti raides. Jas reikia pažinti ir išmokti. Anglų kalboje žodžiai vienaip prašomi, kitaip tariami. Todėl jau nuo abėcėlės turime mokytis raidžių pavadinimus. Lietuvių kalboje pirmoji raidė A angliškai vadinama A. Lietuviška E angliškai vadinama I. Bene įdomiausia, kad mes sakome R, o angliškai šios raidės pavadinimas R. Taigi angliškoji abėcėlė. Joje 26 lotyniškos raidės. Paklausykite. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Raidžių Q, W ir X lietuvių kalboje nėra, o raidę Z galima vadinti Z arba Z. Dar kartą kartokite abėcėlę paskui mane. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O dabar pakartosime tai dalimis. Pauzės skirtos jūsų pakartojimui. A, B, C, D, E, F, G. Dar kartelį. A, B, C, D, E, F, G. Toliau. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ir dar kartelį. H, I, J, K, L, M, N, O, P.